prieš rungtynės buvo daug kalbų, kad puolimą žaidžia prieš gynybą šios dienos rungtynėse, bet panašu, kad būtent gynybai laimėjo šiandieną, ne? Nu, galbūt ir buvo kažkiek teisybės, kol neįvertina mūsų varžovas. Aš manau, kad mūsų buvo daug žaidėjų iškritę pradžioj sezono ir taip toliau. Galbūt neatrodėm tokie ir stiprus varžovai, kaip sakau, bet mes kaip komanda žaidžiam, susižaidžiam, dirbam sunkiai ir už tai ateina pergalės, aš manau. Dabar galbūt mus pradės vertinti iški labiau. Šiandien tas 2-2 jūsų su Egidijum veikia vėl turbūt bepriekaištingai, ypač pirmoje rungtynių pusėje ir buvo sukrautas atlemiamas pranašumas. Taip, kai yra didelis, kuris gražiai leidžias, kai aš sakau, ir skaito tą žaidimą, tada lengva ir paduot. Man malonu žaisti su juo ir ne pirmi metai, kaip mes susižaidę esam. Tai 2-2 čia ir yra krepšinio, kaip sako Biceleta. Ar tai, kad daug žaidėjų yra vienos kartos, 85 metų padeda? Tai padeda, aišku, nes, kai sako, kuo tas vynas subrandintas labiau, to jis geresnis. Tai mes ir žaidžiam, kaip sako, tokį brandesnį žaidimą, protingesnį, kai aš sakau. Malonu tai matyti iš šono. Pasirengimo etape buvo daug tokių sunkių rungtynių, kurios baigdavosi paskutinę minutę. Tai sėkmingai, tai ne visai. Bet dabar sezone tos 2 pergalės iš eilės užgrūdino tas pasirengimas? Užgrūdino, aišku, bet to nepamirškim, kad mes namuose žaidžiam. Čia šitoj mūsų salėje taip ir lengvai yra įveikti mus. Išvyko galbūt sunkiau, bet aš manau, kad namuose mes netiduosim ne vienos lengvos pergalės.